ne tas atsilieka, kuris atsilieka, o tas atsilieka, kuris sustoja. Tai va čia visi yra tie ir visos yra tos, kurios nestoja, kurios ieško, nori surasti naujų žinių, sužinoti. Dirbtinis intelektas tai jau nebėra ateitis, tai jau yra neišvengiama dabartis. Tad tikrai rekomenduoju šokti kartu į šį traukinį ir išbandyti visus įrankius kartu. Labai patiko pranešimas apie dirbtinį intelektą. Buvo kažkas naujo, tikrai panaudosiu tą informaciją, taip pat patiko, kad buvo įtraukta šiek tiek ir psichologijos, kas yra šiai dienai labai svarbu. Kiekvienais metais galiu pasakyti, kad yra tik geriau, matosi pagal kosmetologų kiekį, kiek susirenka, kiek žinau, šiemet buvo virš 300, praeitais virš 200, tai taip ir augam, tai bus ir 1000. Tai tikrai vertinu labai teigiamai. Nuotaikos labai geros, labai įdomus pranešimai, pranešėjai, aktualios temos. Mūsų grožio srityje tikrai tai, kas domina mus.